Jei nesate tikri, kurį lankstų veleną ir kanalizacijos valymo grandinės naudoti, tuomet šis vaizdo įrašas yra skirtas jums. Aptarsime šias temas. Tinkamo gręžtuvo pasirinkimas. Gręžtuvo prijungimas prie jūsų lankstaus veleno. Tinkamo lankstaus veleno naudojimas jūsų specifiniams poreikiams. Ir, žinoma, šiek tiek apie skirtingų rūšių grandinių privalumus. Galite naudoti tiek laidinį, tiek bevielį gręžtuvą. Abiem atvejais turite būti tikri, kad nenaudojate smūginio gręžimo funkcijos, nes tai gali sugadinti jūsų veleną. Ir, žinoma, jūsų grąžtus, jei planuojate naudoti bevielį gręžtuvą. Būtinai įsigykite papildomų baterijų, nes tai yra gana svarbu. Dabar, jei tas gręžtuvas turi 10 mm huak, kitaip tariant, jis gali priimti gręžimo antgalį, kurios skersmuo yra 10 mm, tuomet viskas bus gerai. 10 mm yra 3/8 kolio. Jums reikia turėti gręžtuvą, kuris turi slip huak arba momentų ribotuvą, nors tai nėra faktas, tačiau apskritai metalinis huak paprastai turės geresnę slip huak funkciją nei plastikinis. Jūsų gręžtuvas turi turėti nuo 30 iki 70 Nm momento arba džaulių. Ir norite, kad greičiai svyruotų nuo 900 iki 2000 apsisukimų per minutę, pageidautina, kad tai būtų kintamo greičio gręžtuvas. Priežastis, kodėl taip yra ta, kad didesniais greičiais grandinės yra centruojamos, naudojant centrinės jėgas, tačiau mažesniais greičiais jos šokinėja vamzdžio viduje. Taip, jūs naviguosite per sankryžas ir posūkis leiskite man parodyti, kaip prijungti savo veleną prie gręžtuvo. Kaip matote čia, turiu veleno jungtį, kuri naudoja 6 fiksavimo varžtus, kad užrakintų veleną. Adapteryje. Tai tada tinka jūsų bevieliam gręžtuvui. Galite gauti suspaustas veleno jungtis, jos yra gana populiarios, tačiau trūkumas susijęs su suspaustomis veleno jungtimis yra tas, kad jos linkusios lūžti ir, žinoma, kai reikia jas pakeisti. Turite pakeisti visą veleną arba nusipirkti visą naują adapterį, kad pakeistumėte šią dalį. Pes, kuris laikomas fiksavimo varžtais, iš esmės yra tiesiog atlaisvintas, nukirptas ir vėl pritvirtintas. Greitai ir lengvai leidžia jums pradėti dirbti. Kitoje šio veleno adapterio pusėje turiu veleno užraktą. Ir aš naudoju šį veleno užraktą, kad laikyčiau rankovę. Šią rankovę ir rankovinį guolį kuo arčiau energijos šaltinio. Priežastis, kodėl aš tai darau, yra ta, kad, tarkime, pavyzdžiui, aš pataikau į tvirtą kliūtį su viena iš savo kanalizacijos valymo grandinių. To momento sustojimo inercija pereis per lankstų veleną ir grįš tiesiai į jūsų adapterį, kuris dabar prijungtas prie jūsų bevielio gręžtuvo. Žinoma, jūsų slip huak turėtų įsijungti į jūsų gręžtuvą, tačiau, jei to neįvyksta, gręžtuvas gali pradėti suktis ir tai gali sukelti sužalojimą. Dabar tai mažai tikėtina, bet vis tiek. Žinote, geriau būti saugiam nei grydėtis. Todėl aš laikau savo rankovę kuo arčiau gręžtuvo galo, kad pavyzdžiui, jei ji vis dėlto užsikirstų, tai rankovė suteiktų šiek tiek papildomos apsaugos, kad aštrus kraštas nesusikirstų čia. Paprastai, jei velenas ir pasisuka, kaip sakau, tai labai neįprasta ir labai retai pasitaiko, tačiau jei taip nutiktų, tai paprastai būna šioje srityje. Pasirenkant lankstų veleną reikia atsižvelgti į 3 aspektus. Pirmasis aspektas yra vamzdžio skersmuo, kuriame dirbsite. Tai yra taip pat svarbu kaip antrasis apsvarstymas, kuris yra vidutinis lenkimų skaičius, kurį turite toje vamzdžio dalyje. Ir trečias dalykas, kurį reikia apsvarstyti, yra tai, kiek kalbėjimų iš jūsų bus reikalaujama. Pavyzdžiui, jei ketinate valyti riebalus, drėgnas servetėles ar mažus šaknis, užtrunka daug mažiau laiko užbaigti šią užduotį, nei sakyti, kad reikia nuvalyti tuberkuliaciją ar struvitą ar kažką panašaus. Taigi, šie 3 veiksniai lemia, kokio ilgio ir kokio skersmens veleną turėtumėte pasirinkti. Plonesnis velenas yra lankstesnis, tačiau tai kainuoja momentų sąskaita. Tuo tarpu storesnis velenas gali turėti daugiau momento, tačiau todėl yra mažiau lankstus. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, negalėsite praleisti pusės kolio arba 12 mm veleno per 2 colių jungtį, nes pusės kolio veleno lenkimo spindulys yra daug didesnis nei
2 colių jungties lenkimo spindulys. Kaip bendra taisyklė, man patinka naudoti 6 mm veleną arba 4 colio veleną jūsų 2 colių vamzdžiams. Kalbant apie 3 ir 4 colių vamzdžius, tokiu atveju aš patobulinsiu į 8 mm veleną, kuris yra 5–16 colio. Ir tai, žinoma, jei yra keli posūkiai. Jei posūkių yra mažiau ir man reikia daugiau momento, aš atnaujinsiu tai 4 colių vamzdžiui. Aš tai atnaujinsiu iki 10 mm, kuris yra 3/8 colio velenas, nes jis turi daugiau momento. Ir lankstaus veleno skirtumas nėra toks didelis. Iš tikrųjų 10 mm velenas yra mano pasirinkimas. Tačiau, kai pereinate nuo 4 iki 8 colių vamzdžių, norite naudoti 12 mm arba pusės colio veleną. Ypač jei ketinate pašalinti struvitą, tuberkuliozę, kalkių nuosėdas, šlapimo nuosėdas ir panašius dalykus. Kalbant apie tinkamo veleno ilgio pasirinkimą, galiu jums garantuoti, kad ilgesnis ne visada yra geresnis. Priežastis, kodėl tai sakau, yra ta, kad šie velenai yra efektyvesni trumpesniais atstumais. Kuo ilgesnis jūsų velenas, tuo daugiau galios reikės perduoti ją į įrankio galą kitoje pusėje. Taigi, rekomenduoju išmatuoti vidutinį atstumą nuo jūsų prieigos taškų ir gauti veleną, kuris būtų būtent tokio ilgio. Jei jums reikia papildomo ilgio, visada galite įsigyti veleno jungtį. Atrodo taip, ir iš esmės galite prijungti vieną veleną iš vienos pusės, o kitą veleną iš kitos pusės. Ir taip galite gauti papildomą pasiekiamumą. Iš tiesų, veleno jungtis turi galimybę turėti 2 skirtingų dydžių velenus. Taigi, pavyzdžiui, galite turėti pusės colio veleną, kuris suteikia galią iki tam tikro taško, o tada 3–8 colio veleną, kuris suteikia daugiau lankstumo toliau, taigi jūsų gręžtuvas turi mažiau stumti. Dauguma patyrusių vartotojų perka 2 atskirus velenus. Specifiniu atveju, nes tai mažiau, ką reikia nešti į vietą. O tuo pačiu metu kitas privalumas yra tas, kad jei pakeliant tą veleną atsitiktinai jį sulenki. Turite kitą veleną savo furgone, kurį galite paimti, tęsti darbą, o vėliau nupjauti tą sulenkto segmento dalį ir vėl prijungti savo veleną prie gręžtuvo. Taigi, pakalbėkime šiek tiek apie skirtingas grandines, jų taikymą ir privalumus. Štai pavyzdžiui, apvalioji grandinė. Apskrita grandinė geriausiai tinka nuosėdų valymo funkcijoms. Priežastis ta, kad, kaip matote čia, ši grandinė turi daug kietų dalių, sujungtų su pjovimo kraštu, o pjovimo kraštas yra daug didesnis. Todėl bet kuriuo metu vidinėme skersmuo, vidinėje vamzdžio paviršiuje yra daugiau dantų nei, pavyzdžiui, įprastoje grandinėje. Dabar tokia apvali grandinė turi kietų metalinių dalių, sujungtų su kraštu, todėl ji geriau tinka vitrifikuotoms molio arba kietaus vamzdžiams. Mes turime tą pačią versiją PVC vamzdžiams ir, kaip matote, jie neturi kietųjų metalinių dalių, sujungtų su šios grandinės išoriniu skersmeniu ar pjovimo kraštu. Ši apvali grandinė bus įvairių dydžių. Pavyzdžiui, čia yra 4 colių, o čia 3 colių. Kaip matote, šis mažas 3 colių vamzdis akivaizdžiai skirtas PVC, o šis mažas 2 colių vamzdis skirtas 2 colių kietaus arba vitrifikuotų molio vamzdžių valymui. Taigi, tai yra apvalios grandinės, skirtos daugiausia nuosėdų šalinimui. Prieš pereidamas prie kitų grandinių, norėčiau pabrėžti, kad labai dažnai klientai turi gręžtuvo galvutės į apvalios grandinės derinį, kad priekyje turėtų pjovimo briauną. Taigi, galite sujungti šias grandines su kitais skirtingais gręžimo antgaliais, kad gautumėte privalumų iš aštrios briaunos priekyje. Taigi, kita grandinė, kurią turime, yra normali blokavimo šalinimo grandinė. Vėlgi, turite grandines, kurios turi kietus metalinius antgalius. Štai čia yra tip, mūsų agresyviausias, o čia yra chroto, kuris turi mažus dantukus. Šios grandinės, skirtos užsikimšimų šalinimui, gali būti su gręžtuvo galvute arba be jos. Kaip matote, viena turi gręžtuvo galvutę, o kita ne.
Gręžimo galvutės. Kartais klientai perka atskirą gręžimo galvutę. Ją deda toliau žemyn velenu, kad turėtų daugiau galimybių, kad ji būtų lankstesnė, galėtų lenktis ir naviguoti per jungtis. Bet kuriuo atveju tai taip pat yra asmeninis pasirinkimas. Svarbu prisiminti, kad šie velenai turi dvi rūšis. Šis čia yra jūsų sunkusis grandinės tipas, o šis čia yra lengvasis grandinės tipas. Galite pamatyti skirtumą tarp šių grandinių, jei į jas pažvelgsite taip. Sunkusis grandinės tipas akivaizdžiai yra sunkesnis. Tuo tarpu lengvasis grandinės tipas yra plonesnis, mažiau tankus. Priežastis, kodėl turime lengvą ir sunkią grandinę, yra ta, kad sunki grandinė reikalauja daug daugiau galios. Ir tai gali būti sunku, kai dirbate su 8 mm veleno arba 6 mm velenu, vienu iš mažesnių velenų. Taigi, lengvas grandinės svoris reiškia, kad reikia mažiau momento, kad būtų galima sukti tą grandinę. Vėlgi, lengvieji įrankiai taip pat turi gręžimo antgalius, arba be gręžimo antgalių vėlgi tai yra asmeninis pasirinkimas. Ką rasite, tai kad mažesnio skersmens vamzdžiai turės tik 2 jungčių poras, o didesnio skersmens vamzdžiai turės 3 jungčių poras. Jūsų labai mažo skersmens vamzdžiai, tokie kaip šis, turės tik vieną jungčių rinkinį. O kaip matote, jie taip pat būna įvairių variantų, be kietųjų metalų detalių suvirintų prie pjovimo krašto, arba su kietųjų metalų detalėmis suvirintomis prie pjovimo krašto. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie mūsų mini kanalizacijos valymo grandinę, kurią galite pamatyti čia. Tai iš esmės yra mažas centras su labai mažais grandinių kiekiais. Jos būna ilgesnės versijos skirtos 2 colių vamzdžiams, o taip pat turime ir tokių, kurių kietieji metaliniai antgaliai yra sujungti su pjovimo kraštu, kad būtų galima nuvalyti vamzdžius. Dabar tai yra tam tikras hybridas tarp jūsų apvalios grandinės ir įprastos grandinės, tačiau skirtas mažesnio skersmens vamzdžiams. Paskutinė dalis, kurią norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra kroko molė. Kroto molė yra 3 skirtingų dydžių – 30, 40 ir 50 mm ir jie skiriasi veleno dydžiais. Prašome atkreipti dėmesį, kad šio didelio daikto negalėsite pritvirtinti prie 8 mm arba 5 dalinti 16 veleno, nes jam reikia daug daugiau momento, kad būtų galima sukti tokį sunkų daiktą. Jos yra labai agresyvios ir daugiausia naudojamos jungčių atkūrimui arba labai tvirtų užsikimšimų, nesėkmingų apdailų ir panašių dalykų šlifavimui. Taigi, tai buvo mano vaizdo įrašo pabaiga. Tikiuosi, kad jums buvo naudinga. Jei ką nors praleidau, nedvejodami susisiekite su mumis. Mano adresas yra plumbertools.com arba, jei esate Europos Sąjungoje, zurtools.com. Ir jei esate Jungtinėje karalystėje, plumbertools.co.uk. Ačiū, kad žiūrėjote. Pasirūpinkite savimi. Ciao.